Sveiki visi. Nu kągi, antra dalis apie vėjo jėgainę iš elektros variklio. Rėmas padarytas, suvirintas, uždėjom ant tokio bandymų stovo. Bendras ilgis 2 metrai, nes mentės bus po 1,50 m, tai sraigtas gaunasi 3 metrai virš. Su flanšu kažkur bus 3,20 m iš vis. Tai jau gavosi toks rėmukas. Tikrai nemaža. Čia nekreipkit dėmesį, bedirbdant susižalojom truputį. Kaip sakiau, visur užkalti kamščiai. Papildomai padariau rėmą iš viršaus. Priverzė variklį, neduoda laužimo. Bendras visas rėmas gaunasi. Svėriau, dabar sveria, kaip dabar yra, 38 kg. Na tai šita jėgainė bus tikrai virš 50, kokie 55 kg, gal ir 60 vis. Nes šita 46 kažkur ir jos ilgis yra metras. Dabar neatsimenu, kaip aš ten sakiau, video 1,85 m gal ilgis. Bet čia yra mintis sraigto diametras 2,80 m. Čia jau bus apie 3,20 m. Visai kitokios mentės bus, platesnis. Darėm šį kartą ne su vamzdžiu, darėm su, kaip ir darydavau. Dariau dėl to, kad kad gautųsi sunkesnė uodega, žodžiu, nes visą laiką stengiuosi daryti pagal ašį, kad būtų svorio centras. Čiut priekis, kad sunkesnis būtų. Tai dėl to darėm tokį. Čia skirtumo nėra. Čia dėl efektyvumo realiai, sakykime, jeigu blaškytųsi, tai galima netgi šitą visą dalį dar irgi uždengti. Bet neturėtų, nes uodega šiaip nemaža. Didesnė negu šito, nedaug, bet didesnė. Ir plus, kaip sakiau, atstumas gaunasi 2 metrai, gal biškį ir daugiau, gal 2,10 gausis. Su koku uždėtų, su visko tai gausis netgi ir 2,30 visi. Tai va toks trumpas video, žodžiu, padaryta. Viskas apsišveis ir keliaus į dažyklą. Aišku, bus gaubtas padarytas, tvirtintis ant šitų varžtų, kaip ir visur, ant visų jėgainių. Viskas nusidažys, variklis nusidažys, kaip sakant, generatorius, jau ne variklis čia. Kągi, eisim prie flanšo gamybos ir menčių. Mentės yra, bet jis reikia dar biškį pabaigti. Kai kurias vietas pašpakliuot, padažyti, subalansuoti sraigtą reikės. Na, žodžiu, judam į priekį. Po truputį, kiek galim, bet judam į priekį. Kaip visiems klientams sakau, grįžau į tą veiklą. Iš po tų visų problemų, aišku, dar jos nesibaigia, kaip minėjau, dar teismai laukia. Tai noriu ką pasakyti, kad neužsipultumėt, nes visi dabar rašo, kada bus jėgainė, kada padaryta ir panašiai. Tai žinokit, visi dabar, kaip sakant, nori, tai visiems darysiu ir bus padarytos jėgainės. Svarbiausia kantrybės, nes reikia, galim sakyti, viskas iš pradžių ir finansai, viskas įsivažiuoti tą darbą. Plius turiu ir savo darbą, iš kurio gyvenu, tai prie jėgainių aš kiekvieną dieną negaliu dirbti. Kiek turiu laisvo laiko, tiek einu dirbti prie jėgainių. Tai visiems bus padarytos, kaip
sakant, nesijaudinkit. Tai va, tokie jėgainė. Kol kas toliau bus trečias video, jau bus bent jau surinkta su gaubtu, nudažyta, su flanšu, na ir paskui mentės ir taip toliau. Kągi, visiems gero vakaro, gero penktadienio likusio ir iki kitų video.